Sveiki visi, aš sugrįžau po ilgo laiko ir mes turim nemažai naujienų. Tai Viva Moldova keliaus Moldovos daina, Bela keliaus daina Bela keliaus su Malta Eurovizija. Dar žinome, kad Šveicarija paskelbė savo dainininkę ir Izraelis savo dainininką. Ir dar gavome papildomus tokius dalykus. Ir pagal kalendorių buvo labai daug dalykų. Ir šeštadienį Lietuvos bus semifinalas ir didelis šansas, kad mes 9 val. Streaminsim visi. Ir tai čia yra naujienos. Tai turim Izraelį patį pirmą, o Lietuva 26 kol kas. Vėl mes streaminsim galbūt dėl to semifinalų kažkokiais. Ir tai dar pagal viską bus 25 šalis, 5 išėjo. Ir mes turime semifinalą eimą, tai mes būsim pirmam semifinale. Ir paklausykite Juodkalnijos dainą, paklausykite visas esamas dainas, va čia yra visos dainos. Galbūt jūs labai prašysit, galėsim mes kartu visi, aš galėsiu padaryti tokį video, kur aš reaktinu į dainas Eurovizijos. Čia galite pažiūrėti 7 čia labai gera platforma. Ir kiek daug Lietuvos naujom kas savaitę čia vyks, tai mes galime sakyti, kad streamysim kas savaitę. Tai va čia bus. Mes jau kelias dainas turim ir mes žinom, kokia eis pirmo šito. Tai šitos mes pamatysime, gal paklausyti, o mes klausysime gyvai. Ne gyvai, bet mes žiūrėsim tiesiogiai, ne gyvai, nes mes tikrai į Vilnių nevažiuosim. Tai čia yra, ką mes turim šiuo metu, kas yra labai mažai, bet nieko tokio. Ir tai kol kas Lietuva yra 26. Paklausykite Juodkalnijos dainos, labai puiki, labai gera. Ir man labai jinai patinka. Ir kokios naujienos yra. Paskutinės naujienos. Čia tiek daug yra naujienų. Ir gali jūs patys žiūrėti, aš tai bandysiu. Dabar net Eurovizija nori turą daryti. Iškart po Eurovizijos turą darys. Bet yra toks dalykas, kad jie tik vakarų Europai. Netgi už Berlyno neužvažiuoja, net į Berlyną nenuvažiuojant ten. Tai ten beveik mums neįmanoma keliauti. Tai jo. Tai liko 110 dienų, 3 valandas 53 minutės. Kol ateis Eurovizija vėl atgal į mūsų širdis. Tai stiksime per streamą, manau, kad daugiau video darysiu šitą savaitę, tai galbūt streamas bus, bet daugiau nieko. Galbūt streamą paversiu į video. Aš dar norėjau tokį daryti podcastą, bet dabar ten su podcastu labai daug dalykų. Pavyzdžiui, su Lietuvos, čia galite pažiūrėti taškus ir daugiausiai gavom 21 metais. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tą kartą mes sustiksime greitai.